Šiaulių garbės piliečio vardu. Nu, nežinau, ką veikia Valdas Adamkus Šiauliuose, jeigu ten iškilo klausimas, ar tu mane gerbi? Paškiam, tie šiauliečiai skant pasielgia kaip tam filme, negarbingi šunsnukėjimuose. Sveiki, Šiaulių miesto vadovai. Siūlau šiemet Šiaulių miesto garbės piliečiu išrinkti poną Valdą. Škia, pasinerdamas skant į škia visuomeninę veiklą ir žvelgdamas žmonėms į akis skant, aš sutinku škia būti taip vadinamo Šiaulių škia miesto garbės piliečio. Girdžiat, chebra, gal negazuokit? Tu taip išėjai nori būti Šiaulių garbės piliečiu. Gird, tu nors biški supranti, kad čia nereikti ką kikin mirksėt kaip per kokį gražiausių kojų konkursiuką. Čia reikia iš vis kažką gerą Šiaulių miestui padaryti, ne? Aš supranti, ką garbė turi pasidaryti. Aš supranti nors biški, tu, pachuriuks, ką? Nesupranta. Bet Šiauliams tai ir bus garbė, kai Valdas taps Šiaulių miesto garbės piliečiu. Girdi, panikė, žiūriu, tu biški nepagauni. Taigi šis titulas neuždykai yra duodams, reikia kažką padaryti. Va, šis bachuriuks, pavyzdžiui, ne? Prieš 3 metus pats pirms davė natą kareivį į dūdą, į psiuo, išgarsina Šiaulius, klausyk, davėm piliečiai, iš karto mes jam vardą. Kažką reikia padaryti, reikia garsinti miestą, tu supranti? Bet ponas Valdas daug metų gyveno Šiauliuose. Škia. Božena, aš gyvenau ne Šiauliuose, aš gyvenau Čikagoje, škia. Bet labai lengva supainiot, nes masi pavadinimai, škia, iš tos pačios raidės prasideda masi, škia. Ir škia irgi masi. Prezidente, oficialiai jūs gyvenote Šiauliuose. Čia buvo jūsų namai, nes čia buvo laikomos jūsų šlepetės. Ai, taip, škiamasi, atsimenu. Kažkada mieželis atvežė į kažkokį butą mano mėgstamiausią šlepetes ir pakišo po lovą. Tokias škia su zuikio ausim. Ir škia sagutę vietoj nosies. Į čia visks, gird. Taip išeit, kad tu tapkikės buvai numetęs pas mus Šiauliuos ir nori tapti Šiaulių miestą garbės piliečių? Tai aš tau galiu pasakyti, kad aš savo kėdukus, triusikiukus, lakierkas tiek esu išmėtęs po visą Lietuvą, ne savo namuose. Kava, kaip sakant, iki stogo viršūnės būtų prikrauta. Aš tau galiu pasakyti, kad namai yra ne ten, kur triusikiukai arba ten batukai tavo numesti, a namai yra ten, kur yra dantų šepetuks. Anei? Paliubu. Bet jūs negalit neišrinkti pono Valdo Šiaulių miesto garbės piliečiu. Paliubomo. O ko ne? Nu, taigi Šiauliam nieko gerą nepadarė. Nu, va pavyzdžiui, Laimons Vins, čia tai bachuriuks, supranti, kai Kyba Valinskai į atlapą, tai čia iškart jam gali, kaip sakant, garbės piliečio tą vardą duoti. Respekčiuks, nu? Aneška? Tai ne. Girdi, arba ta, žiūrėk, čempion šachmatų, Šmeilytė. Tai iškart gali duoti, girdi, reiškia, tą garbės piliečio vardą. Arba iš kultūros sektoriaus, kaip čia dabar tasai Kalesuo, kaip ten. Vairas. Nu, grupė kaip grupė, ne? A jūs atvažiavot iš karto į tipą, duokit, ne? Tai kaip čia dabar yra? Trep, kojelę, manau, jau nepadės. O jūs suprantat, kad Šiauliai bus pirmas miestas, kuris nesuteikia ponui Valdui garbės piliečio vardo, ha? Anei, girdžiat? A kam jums tas garbės piliečio vardas? Škia, matot, aš skant kuriu, taip vadinamą pilietinę visuomenę. Ir kuo daugiau škia miestų suteiks man garbės piliečio vardą, tuo skant bus daugiau pilietiškumo. Nu tai aš tau išsakau, nu. Taigi padarai ką nors gerą Šiauliams. Klaus. Kur? Egipt? Tai kad mes buvom su Hebravai, fotkę ant sienos pasikabinę kartu nusifotkinom, nu. Ne, davai. Kur aš ten dagiau? Kažką Šiauliams gero padaryti. Nu ir gauni garbės pilietybę. Viskas. Tiesa, tu šachmatai žaist moki?
Na, ne taip gerai kaip Juršėnas, sakant. O kokią dainikę pavaryt galėtum? Nu, padainuoti pa. Božena, skant. 1, 2, 1, 2, 3, gimiau nei per anksti, nei per vėlai, švidiba. Gimiau pačiu laiku, škiamasi. Jei būčiau gimęs prieš 1000 metų, Šiaulių vardą aš paminėčiau masi. Žolė ta pati iškia, medžiai tie patys ir NATO lėktuvas tas pats. O, čia tai maladėts, normaliai girdi. Nu, tu pas mus atvarykit tokį festivaliuką, Šiaulenskį bazar. O ten pavarysi, nu. Dabar, Hebra, reikia balsuoti. Kas už tai, ką valduką priimti, reiškia ir jam suteikti tą garbės piliečio vardą? Nieks. Kas už tai, kad neduot piliečio vardą garbės to? Valdai, Soriuks? Aš keista, masi. Per rinkimus šlepečių užteko, o, sakant, dabar ne, masi. Nieko, prezidentė, bandysim tapti Žagarės garbės piliečių. Jūs gyvišnės mėgstat? Taip, škia.